Nu ką, aš labai laukiau mūsų šito interviu, nes žinau, kad ir aš sužinosiu labai daug įdomių dalykų. Tai pradėkim nuo to, kad man dar reikia užbaigti makiažą. Tai kokią lūpų spalvą darom? Ar labiau tokią lūpų spalvą, ar visgi niudą? Nu, kadangi mano šiandien toks jau pakankamai ryškus įvaizdis ir švarke yra ta tokia niudas, tai manau, kad galim pasirinkti šiandien niudą spalvą. Tai visgi lūpos derinamos prie aprangos. Derinamas, kaip ir makiažas derinamas visas. Kadangi šiandieną savo dieną pradėjau su tokių ryškesnių įvaizdžių ir nežinojau, koks bus makiažas, bet kitą kartą, kai tu jau žinai, koks makiažas, tai jau taip, tada deramas jau pas įvaizdis. Aš visada padarau tokį įdomų sprendimą. Pradedu dažyti lūpas ir dažniausiai ko nors klientas paklausia. Ir tada galvoju, tai aš dabar dažau lūpas ir aš dabar jos paklausiu ir jinai man nori atsakyti klausimą. Jau prieš tai sakė, kad gražus makiažas, bet man lūpos visada padaro tą tokį tobulą makiažo išbaigimą. Viskas, atrodo, nieko nebetrūksta. Tu, kai dalinaisi MBT savo lūpų pieštuku, tai lygtais buvo ne šitas, o slow kissing, jeigu neklystu. Toks labiau lūpų spalvos. Bet šitas labai tinka. Man atrodo, kad tavo lūpų pieštukų spalvos visos yra tobulos ir netgi jos galima tiesiog derinti netgi ne tik prie įvaizdžio, bet ir pagal metų laikus. Kai tarkim vasarą nori jo. Taip. Kadangi ir mūsų veido spalva keičiasi, aišku, vasarą mes labiau degusios, gal norisi to tokio labiau nude spalvos, tokios, kad būtų tobulai. Žiemą gal norisi ryškesnių lūpų, nes ir mes būnam tokios šaltesnės. Taip, iš tikrųjų. Ir kartais netgi norisi, kai nėra nuotaikos, kažkaip labai ypatingai dėlioti savo rūbų derinį, kartais atrodo, tiesiog pasidažysiu ryškiau lūpas, raudonai, arba kokią nors spalva tokia į avietę. Man asmeniškai tai labai gražus tas viduriukas, ta tokia vietinė spalva, kuri ne visai raudona, kas yra statement, nes raudona tai jau toksai pareiškimas, bet ta tokia vietinė spalva, kuri suteikia labai daug tokio moteriškumo, seksualumo, bet tuo pačiu tampa absoliutus akcentas. Ir gaivumo, man atrodo, irgi veidui priduoda. Tai pereinant prie makiažo ir stiliaus, nes tu esi mūsų absoliuti stiliaus ikona Lietuvoje. Ir turbūt iš tavo lūpų ir labiausiai norėtųsi išgirsti, kiek mes visgi konkuruojame šioje srity. Makiažas ir stilius, ar ne? Veidas, makiažas ir kažkokie rūbų deriniai. Tai kas yra svarbiau ir ar gali apskritai makiažas būti toksai pagrindinis įvaizdžio įrankis? Kaip tu manai? Vienareikšmiškai gali būti ir yra, nes tai yra mūsų veidas ir žmonės pirmiausia žiūri į veidą, o ne į mūsų batus arba į rankinę arba į kitus dalykus. Tai visą laiką mes pradedam būtent nuo taip, kaip mes jaučiamės, ką mes šiandien norim pasakyti, ir koks yra mūsų šiandien makiažas. Ar mes būna dienų, kai mes nenorim makiažo išvis galbūt, norim minimaliai tik tais lūpų pieštuką, antokį pieštuką ir viskas. Ir mums užtenka. Čia kaip aš vadinu tas mommy outfit. Taip. Chelsea mommy outfit, kur norisi užsidėti kepurytę, timpas, ūgus ir tas outfitas, kur makiažas dažniausiai visiškai nedera. Ir būtent ir tokių atvejų, kai mes renkamės patogumą kasdieninę aprangą, užtenka tikrai tik tais pabrėžti antakių liniją ir lūpų kontūrą pasidaryti, mes užsidedam akinius ir viskas, ir galim kažkur bėgti. Aišku, jeigu tai yra kažkokia tai jau proga, tada mes jau renkamės drabužį, koks bus mūsų įvaizdis, ir pagal tai irgi tas diktuoja mums ir makiažą, koks jisai bus, į kurią pusę. Tai čia yra du dalykai, aš kaip sakau, kartais net netiek svarbu yra plaukai. Kai jau yra tobulas makiažas ir tobulas įvaizdis, plaukai gali būti šiek tiek ne super tvarkingi, dėl to, kad tada galim atrodyti per daug jau pasipuošę, persipuošę netgi. Tai galima tiesiog palikti juos paprasčiau, laisviau plaukus, bet graži, tvarkinga veido oda
tobulai pariškintos lūpos ir šiek tiek veido pakontūravimas, visą laiką užbaigia į visą įvaizdį. Ir tikrai dažna situacija, pas mane irgi, sakykime, ateina klientės ir aš jų klausiu, tai ką jūs rengsitės? Sako, žinai, tu padarysi makiažą ir man tada viskas aišku. tiks ir aš tada jau nesvarbu, ką užsidėsiu, viskas tikrai atrodys gerai. Tai labai dažnas atvejis ir, vat, ir pačiai galbūt įdomu išgirsti tokią įžvalgą, kad kai tu su moterim dirbi ir kai tu, susiduri su tom situacijom, kada tas makiažas tampa labai susietas su apranga, tai labai dažnai moteris pasako, padažysi ir tada jau aš žinosiu ir ką apsirengti. Ir... Visiškai pritariu ir tas tikrai turi įtakos ypatingai, kai moteris eina pas tokius meistrus kaip tu, Milita, dėl to, kad čia jau tikrai makiažas yra pirmoji vietoje ir apranga jau derinama prie makiažo, nes čia kaip tikrai... Šiandien mes keliam viena kitos savivertę. bet iš tikrųjų, aš žinau, tokia graži, su tavo makiažu jaučiuosi tiesiog. Pirmas kartas. Wow. Taip tobulai. Pasirodo, dar yra pirmų kartų. Ir aš, žinok, suprantu, kodėl pas tave yra tokios eilės. Aš tikrai suprantu. Labai malonu. Ir iš tiesų, perėjom prie tokios labai svarbios temos. Net ir Elle žurnalas šį mėnesį kalba apie moterį ir apie tai, kas yra moteriškumas, kas yra ta pavyzdinga moteris ir kas yra tos moteris, kurios įkvepia. Ir iš tiesų, ta bendrystė ir tas moteriškumas, jis yra toks jungiantis dalykas, ar ne? Tiek galima daug padaryti, kai tu vienas kitą motyvuoji, skatini ir įkvepi. Tai smagu iš tikrųjų atstovauti tą sritį, kur gali tikrai bendrauti su tokiom ypatingom moterim. Ir aš tu pasakysiu dar būtent makiažas, tai makiažo galia yra ta, kad iš esmės jisai tikrai suteikia tiek daug pasitikėjimo savimi, tiek daug įkvėpimo pačiai moteriai, ne, kad jinai jaučiasi jau pakilėta, jaučiasi graži, savim pasitikė. Ir kai jinai to spinduliuoja, jinai dalinasi tą meilę, gali įkvėpti ir kitas, ir gali gražius žodžius pasakyti, komplimentus. Tai čia tokia netgi ir kaip ir terapija kartais. Ir turbūt ši teorija, kad kaip pats jautiesi, taip matai ir kitus, taip pasiteisina. Vienareikšmiškai, pilnai tikrai pritariu. Ir jeigu tu esi apsupta ir tame ir meilė, ir palaikymo, ir gerai žodžiais, tai tu nori dalintis su kitoms moterims lygiai taip pat. Jeigu dabar reikėtų prisiminti didžiausias klaidas, kurias darėjai kadaise, kaip tai atrodytų? Žinok, žiūriu tikrai tas nuotraukas prieš 10 metų ir tas nuotraukas, kurios dabar, ir suprantu, kad kiek ten buvo klaidų padaryta, bet taip, kol tu nepadarai tų klaidų, tu nežinai, kas yra gerai. Klaidas reikia daryti ir tai yra normalu. Didžiausia klaida tikriausiai mano buvo akių pravedimai. Okay. Kur aš darydavau ir iš apačios, ir iš viršaus. Wow, ir norėčiau pamatyti nuotrauką. Ir tos akis buvo tokios mažytės, palyginus. Tai va dabar man atrodo, kad mano akis tikrai didelės, bet lyginant su tai, kas būdavo. Tai galbūt didžiausia būdavo pravedimas. Įprotis pasidaryti juodą pieštuką pravedimą visur, kur tik įmanoma, nežinau kodėl. Tai čia buvo mano didžiausia klaida. Ir vat iš tiesų kartais pasirodo nereikia net jokių plastinių operacijų, viskas slypi neteisingam makiažą. Galima net pagalvoti taip. Vienareikšmiškai. Ir dabar iš tikrųjų sulaukiu labai daug komplimentų iš merginų. Sako, Irina, kaip tu išgražėjai? Kaip tu... aš tai ką pasidarėjai? O aš tai nieko nepasidariau, aš tiesiog išmokau pasidažyti. Ir viskas. Ir kai tu teisingai pasidažai, ir visoms rodo, kad tu išgražėjai, kažką pasidarėjai. Taip, o iš tikrųjų, tai, sakau, merginos, nieko tikrai nepasidariau nuoširdžiai, tiesiog išmokau atradau tam tikras priemonės, kurios man tinkamos yra, taip, tam tikras spalva, kuri man yra tinkama ir viskas. Antakių pieštuko per stiprus paspaudimas ir tie antakiai buvo lygtais jie taip nupiešti, tikrai, ta žodžio prasme, nes nemokėjau su pieštuku. Arba buvo netinkamas pieštukas, vėlgi, čia irgi esminis dalykas, galbūt jisai buvo per kietas ir aš tiesiog nemokėdama jo naudotis, per stipriai paspausdavo ir daug nereikėdavo, kad tie antakiai atrodytų kaip nupiešti. Tai vat irgi gal netinkamas produktas ir dėja būdavo tokios makiažo klaidos mano.
Ir visos praėjom kažkokius etapus. Kažkas praėjo etapą, kur pudrą dėdavom pilnai ant lūpų, užmaskuodavom tas lūpas pudrinę spalvą. Ir tuo metu tai atrodė, pati gražiausias, tu net neįsivaizdavai kitaip makiažą. Taip, arba tik veidą, pudra, čia viskas balta ir eini kaip sukauti. Taip, tikrai. Irina turi labai svarbų klausimą, kuris man yra tikrai labai svarbus. 4 spalvos, jos yra kurtos taip, kad tikrai derėtų ir tarpusavį, ir būtų lengva derinti, ir, kad jeigu moteris pasimtų bet kurį, tai nebūtų ta spalva, kuris sugadintų įvaizdį. Tiesiog žinoma, kiekvienai reikia atsirinkti tai, kas jai yra gražiausia. O jeigu mes pabandytumėm visas 4 spalvas ir aš tavęs paklausčiau, kuri iš šitų spalvų yra visiškai nepavaldi laikui ir, galima sakyti, yra amžina. Ta, kuri bus madinga visada. Tai čia būtų klausimas. Čia būtų Avietė, Love Me Forever. Tuomet nudas, tai yra klasikinis visiškai rudas atspalvis. Tuomet Sweet Obsession, tai yra koralinė spalva. Ir lūpų spalva, tai yra Slow Kissing. Taigi, verdiktas? Aš tikriausiai pasirinkčiau nudą. Nudą pasirinkčiau, taip. Ir aš vakar svarsčiau iš tiesų apie šitą klausimą. Ir aš galvojau, nes visada nudas sukuria tokį, tokią emociją, kad tai yra realiai amžina, tai yra nepakeičiama. Tas pats, kas juoda maža suknelė. Taip, nes iš tikrųjų, tu žinai, tu kartais nori truputėlį to avietiškumo, tokio gaivumo šiek tiek. Kartais galbūt norėsi tos tikrai tokios ryškesnių lūpų. O nudas yra visą laiką gerai. Ir aš manau, kad ant nudo tu gali ir kombinuoti, paskui miksuoti. Čia kaip bazė yra ir tu gali dėti viską ant jo. Bet aš vakar irgi pagalvojau tokį dalyką. Nudas, taip, jis yra atrodo klasikinis, bet jeigu dabar taip atsuktumėm laiką atgal, tai pavyzdžiui, pažiūrėjus į 2000-ųjų makiažus, Paris Hilton, visur yra kažkokie tokie rožiniai, uogų, kažkokie tokie rausvi atspalviai. Ir aš vakar galvoju, ar nebus tas rausvas atspalvis, tas, kuris amžiai per amžių, karta iš kartos, jis yra tas, kuris niekada neišeina iš, sakykim, kiekvienos moters kosmetinės. Irgi yra tiesos, ne? Yra tiesos, taip, bet mes, kaip žinom, kaip ir mada, taip ir visos tos spalvos, viskas mus tikrai įtakoja labai stipriai ir keičiasi ir viskas priklauso ir nuo mūsų pačių, ko mes šiuo metu išgyvenam. Taip. Kokias spalvas, kokias emocijas mes išgyvenam. Aš lygiai taip pat prisimenu tavo salono pirmo interjerą. Jisai tikrai buvo pakankamai ryškus, drąsus, irgi. Ir tu tą išgyvenai, tą turėjai išgyventi. Taip, ir iš tiesų, kai darėm rekonstrukciją, aš pasakiau, nei vienos spalvos. Nieko, man turi būti švaru, kaip visiškai. Ta prasme, aš nenoriu matyti jokių ten rankenėlių, jokių kažkokių papildomų dalykų. Taip, mes turim išgyventi tam tikras spalvas, tam tikras detalės, tam tikras emocijas ir mes keičiamės, mes tobulėjame, mes augom, šiandien mes norim avietės, o rytoj mes norėsim nudo. Dažniausiai mūsų MBT ikonų prašau, kad atsineštų kosmetinę. O tavęs, Irina, aš paprašysiu kitokio dalyko – rankinę. Nes man atrodo, Irina labiausiai asocijuojasi su gerom, stilingom rankinėm. Tai aš noriu pamatyti, kas yra visada iš kosmetikos produktų tavo nuostabiose rankinėse. Iš tikrųjų, tikrai labai geras pastebėjimas. Aš asocijuojuosi su rankinukais ir aš juos keičiu kiekvieną dieną, priklausomai nuo savo įvaizdžio, nuo savo stiliaus. Ir kiekvieną dieną aš visą turinį dedu iš naujo ir šiek tiek, aišku, perdinėjau. Net tas variantas, kur atidarysi visada rankinės ir visada primesta visokių dalykų, ar ne? Taip, tikrai yra tvarka rankinėse, švara. Aš labai esu šituo klausimu požiūriu atsakinga. Tai pirmas dalykas tai rankų kremas. Tai rankos visą laiką, nes pas mane yra jos sausos ir aš mėgstu, kad būtų rankų kremas. Visur pas mane ir mašina, visur kame. Tuomet, aišku, tai būtų tokios servetėlės, tiesiog sugerti dienos eigoje tą tokį perteklių, kad oda neblizgėtų. Šį dalyką naudoji vietoj kompaktinės pudros? Taip.
dienos metu, kai nėra makiažo profesionalaus, tiesiog, kad oda neblizgėtų. Tada, aišku, lūpos man yra labai pažiūrim, kuris spalva. Taip, tai pas mane yra. Love me forever or never. Šiuo metu yra šitos spalvos periodas, tai aš naudoju tik tais lūpų Kaip ir pati pasakė, kai yra šaltesnis oras, norisi savo sukurti kažkokią pakilesnę emociją ar galbūt šaltesnį tą atspalvį. Tai Love Me Forever yra iš tikrųjų ta šalta vietinė spalva. Taip, į tokios, tuomet, jeigu noriu šiek tiek tokio priduotai spalvai tom lūpom ryškumo, tai naudoju tokį lūpų paputlinimą, blizgėsi. Jeigu reikia čia man kažkoks susitikimas, reikia tiesiog tos lūpos, kad jos būtų ryškesnės, o jeigu nereikia, tai tiesiog elementarų lūpų balzamą tokį. Taip. Ant viršaus. Taip. Ir viskas. Tai va čia mano galbūt toks būtų visiškai... Rezumė galėčiau pasakyti toks. Švarus veidas, tai yra, kad jisai atrodytų švarus ir fresh, gaivus. Taip. Tai, sakykime, tos servetėlės gal sukuria tą efektą, kad tas veidas, jisai atrodo, tai yra toks švaros pojūtis man visuomet, ar ne, kai tas yra matiškumas geras. Ir lūpos pagrindinis akcentas. Lūpos vienareikšmiškai, lūpos ir rankos pas mane yra. Dalykai. Irina, išėmėm keletą tavo mėgstamų naudojimų produktų. Kai kurie atrodo yra labai žinomi prekiniai ženklai, gražios pakuotės, o kai kurie atrodo tai yra tiesiog paprasti produktai, kur tu juos tiesiog esi įsimylėjus ir net pažintum, kas tai yra per produktas. O aš tavęs kaip stilistas turiu klausimą. Tai tu kosmetikos produktus renkiesi visgi pagal stilių, pakuotę, grožį ir prestižą, ar šioj vietoj tau svarbiausia yra kokybė ir efektyvumas? Aš asmeniškai renkuosi tik tais pagal kokybę, man pakuotė neturi visiškai įtakos. Aišku, galbūt vengčiau kažkokių super trendinių ryškių pakuočių, tikrai truputėlį jie galbūt mane gali išblaškyti. Tai nemėgstu labai ryškių, tokių ekstra spalvų kosmetikoje, man norisi visą laiką vis tiek išlaikyti tai švarą, natūralumo tokį, tai labai mėgstu tokį minimalistinį dizainą, kas liečia būtent kosmetikos produktus. Ir dažniausiai aš rinkuosi tik pagal rekomendacijas, tai labai pasitikiu, Melita, tavo nuomonė visada tavo rekomendacijom, nes man atrodo, kad žmogus, kuris dirba toje srityje, yra specialistas, yra profesionalas, geriausiai išmano, nes aš asmeniškai neturiu tiek laiko domėtis, vis tiek sudėtis įvairiausios, išbandyti tiek daug. Tai šiuo atveju pasitikiu profesionalas ir rinkuosi tik tai, ką man rekomenduoja. Man tai yra toks rodiklis. Vienas iš tokių įdomiausių klausimų, kokį galėčiau tavęs paklausti, tai yra tavo makiažas visgi vadovaujasi tendencija ir tai, kas yra madinga tą akimirką, ar turi tą savo nuolatinį signature įvaizdį ir nesvarbu, koks metų laikas, nesvarbu, ką būsi apsirengus, dažniausiai, nekalbama apie akcentus, dažniausiai būsi su tuo savo įvaizdžiu. Kadangi aš esu stilistė, tai aš komunikuoju daugiau per drabužius ir mano pačios komunikacija vyksta būtent parodys moteris, įkvėpti, eksperimentuoti daugiau su drabužiais, su stilium, su įvaizdžiu, bet ne su makiažu. Tai šiuo požiūriu aš asmeniškai pati labiau esu tas klasika, kas liečia būtent makiažą, dėl to aš mėgstu tą tokį saugų makiažą, tą nudą, arba no make-up, arba tik tais pabrėžti lūpos ir antakius ir viskas, ir užsidėti akinius bei komunikuoti įvaizdžiu. Čia mano asmeninis toks, kaip sakyt, nuomonė, nes aš manau, kad jeigu aš pasirinkčiau ir super ryškius įvaizdžius, ir dar makiažą pagal ten, jau truputėlį būtų per daug. Nes kaip ir yra tas klausimas, tai kas matoma ir kas eina pirmas? Rūbų derinys, ar visgi makiažas, plaukai? Pas mane dažniausiai bus makiažas ir plaukai. Taip. Ir kaip ir pati sakai, kadangi tavo kalba daugiau yra stilius, tai irgi per tai gali sau susidėlioti maždaug tą viziją ir planą, ką tu nori pirmiau matyti. Vienareikšmiškai pilnai pritariu tau ir šių požiūrių galbūt pačios moteris turi savo užduoti klausimą, kas jiems galbūt yra svarbiau arba netgi priklauso nuo progos tą dieną, ką aš labiau noriu. Jeigu aš šiuo atveju noriu šiandien labiau likti neutraliais drabužiais, mano įvaizdis nėra toks ryškus, aš nenoriu kažkaip su juo atkreipti dėmesį, tai tuomet galbūt
užtektų to raudono lūpų pieštuko ir raudonos spalvos ir mes jau komunikuosim per savo makiažą, per savo lūpas, ne? Jeigu mes norim, nežinau, atvirkščiai super ryškios suknelės kažkokios ir ten, nežinau, tų blizgučių kažkokių papuošalų dar, tai jau tada galbūt makiažą reikėtų daryti ramesnį. Tai svarbiausias yra balansas ir kaip mes jaučiamės iš vidaus. Irina, galima sakyti, kad tavo gyvenime paskutiniu metu tapo labai aktuali tema moteriškumas. Tiek Elle žurnalas renkant metų moterį, tiek jautrus sureagavimas į aplamai visuomenės požiūrį, kaip mes matome moterį. Ir man įdomu, ką tu laikai moteriškumu? Kas tau yra moteris? Labai geras klausimas, Melita, tavo. Manau, kad tas atėjo kartu su branda, su amžiumi, kai aš pati jau išsigryninau, ką aš noriu, kokią aš noriu žinutę transliuoti, ką aš noriu šiam gyvenime veikti, kokia yra mano misija. Ir kadangi aš savo labai išsigryninau tą savo idėją, savo viziją ir misiją, tai yra moters palaikymas, moterus solidarumas, tas būtent moters kaip tokios stiprios, nepaisant, ką tu dirbtum, ką tu darytum, ar tu augini vaikučius, ar tu esi namų fėja, ar tu esi verslininkė, ką tu bedarytum, bet įprasminimas, moters rolės. Tai man jis tapo labai artimas, labai svarbus, aš lygiai taip pat ir savo Instagrame visą laiką moterims dalinu nemokamus patarimus. Aš raginu visas moteris rašyti, man patariu, konsultuoju moteris visais stiliaus klausimais nemokamai su tą inerciją, kad suteikti moterims pasitikėjimo savimi, suteikti tą tokį patarimą, kaip iš savo sesės, vyresnės kažkokio tai eksperto žmogaus, kuris gali tau padėti išsigryninti savo stilių, atrasti savo stilių. Ir man moteriškumas būtent yra ne konkuravimas vienas su kita, ne moters smerkimas kitos, o būtent palaikymas. Ir palaikymas to požiūriu, kad atrasti kitos moters gerus bruožus, gražius bruožus ir tai jai pasakyti. Ir aš manau, kad tai gali padaryti tik ta moteris, kuri visų pirma myli save, pasitiki savim, yra pusiausvyra harmonija su savimi. Man labai patiko tai, kad tu stėlioji, kad moteriškumas tai nebūtinai turi būti kažkokios savybės, kad, nežinau, ar miela, ar nuolanki, ar kažkokia ten stilinga, ar kažkaip, nežinau, išmintinga, mamiška. Bet realiai tai yra tavo gebėjimas įžvelgti ir kitose moteryse, tai kuom jinai yra ypatinga, ne? Nes mes visos turim, iš tiesų mes visos turim kažkokį tą slaptą burtą, ar ne, kuris mus daro unikalias. Vienareikšmiškai. Ir dar kitas labai svarbus dalykas, kad apskritai matyti kituose žmonėse tik gerus dalykus ir nesiakcentuoti ties kažko, kas tau galbūt ne visai patinka, o bandyti išvelgti, ką tas žmogus turi gero arba gražaus, prasmingo ir tai irgi yra tam tikra prasme ateina irgi su amžiumi, su branda galbūt. Ir kai tu pati esi balansė su savimi, tai harmonijai su savimi, manau, kad. Ir tuomet tu tik tokiu būdu išlipi iš to negatyvo rato. Tu išlipi iš to burbulo, kuriame viskas yra blogai. Šitą padarė blogai, šitas yra negerai, čia matau ir tas nepatinka, ir tas nepatinka. Ir iš tiesų, kai tu žmonėse išvelgi tą gėrį ir kuom tas žmogus yra ypatingas ir unikalus ir geras, tai tu ir sukiesi tam pozityviam vibracijos. Tai, ką tu paleidi, tai tą tu ir gauni, tame tu ir būni. Ir ypatingai mūsų darbe, tiek tavo darbe, tiek ir mano, pas mane yra tik tais moterų ratas. Tik tais kalba yra apie moterų įvaizdžius ir stilius. Ir čia tu turi be galo mylėti tą moterį. Dirbant tokį darbą tiek metų, daugiau nei 10, tu irgi tikriausiai dar daugiau nedirbi tą darbą, aš irgi jau pračiškai 15 metų dirbu. Tu turi labai mylėti tą moterį, kad tiek metų dirbti ir kad turėti tokį norą jai padėti, empatiją, jai tu turi ją suprasti, tu turi suprasti jos emocijas, ką jinai jaučia, ką jinai išgyvena. Aš pati praėjau per tas emocijas visas. Ir net tu turi suprasti, kad ir kaip tai skambėtų, nes atrodo nieko aš neturiu ir nieko neprivalau, bet kai tu dirbi su moteriam, su klientėm, paslaugų ypatingai sferoj, netgi tu turi suprasti ir to žmogaus negatyvą. Tu vis tiek jį kažkaip turi, tu tą žmogų taip pasižiūri jį su empatija, tu supranti, kad, turbūt ne šiaip sau, ar ne, jisai yra piktas ir ne šiaip sau, jisai yra agresyvus ir turbūt ne šiaip sau jisai savyje turi to negatyvumo. Ir net ir tokiose situacijose kažkaip
Nu, tu turi suprasti tą. Turi suprasti, turi pamatyti, pajausti, nes mes moteris ir turim tą empatiją. Mes turim tą jausmą, pajutimą ir mes pačios išgyvenam tą ir mes galim suprasti, ką išgyvena kita moteris. Ir galbūt šiandien ne tą dieną. Galbūt šiandien reikia jai padaryti tokį makiažą ar anokį makiažą. Arba ir galvoju apie įvaizdį, apie stilių, kokia tai yra galia ir kokia tai yra žinutė ir kiek mes galim daug komunikuoti. Tiek makiažų, tiek įvaizdžių savo. Ir tai tikrai mums yra svarbu, gali mums suteikti pasitikėjimo savęs. Gali mums tikrai įkvėpimo, tas sparnų. Tai mano irgi vienas iš tokių buvo tikslų, daugiau tą visą mano patirtį įdėti į tą knygą, kad tai būtų pagalba moteriams, kad kiekviena moteris atrastų savo stilių, kad jinai būtų pati savo geriausia stilistė, nes tik tai jinai žino, kas jai patinka, kas jai tinka. Kaip aš noriu jau pamatyti tavo knygą. Labai tai toks irgi buvo ilgas darbas ir su tą inerciją tikrai suteikti moterims tų žinių, kad jinai tikrai pasitikėtų savim, nes nuo to priklauso ir mūsų aplinkinių visą gerovę ir kaip jinai jaučiasi, kaip moteris jaučiasi, nes moteris yra vis tiek ta šeimoje, tas žmogus, nuo kurio nuotaikos priklauso tikrai daug. Ir iš tiesų, kai tu sakai, kad pati mokėtum naudotis savo tuo vidiniu jausmu, kas yra tavo tas stilius. Ir aš turiu labai tokį pavyzdį, kur mes tam praeitį dėbį susitikom su mama. Ir aišku, vaikai dažniausiai būna, tie jau, kaip sakant, nuoširdžiausiai kritikai. Ir aš su mama susitikau ir sakau, nesuprantu, sakau, kažkaip čia, sakau, tos kojytės, sakau, čia nedera, sakau, papa, čia kažkoks golfukas, čia kažkoks megztukas, mama, sakau, ne, jau čia, sakau, nedera. Mama sako, reikia stilistės. Ir iš tiesų, kaip yra nuostabu, kai moteris jau ir pati išmoksta, sakykime, naudoti savo tą vidinę kažkokią intuiciją, kad pati galėtų susikurti savo stilių. Nes, su stilistu kiekvieną dieną turbūt negyvensi. Taip. Ir čia, žinai, toks aš irgi dirbant su klientėms, supratau, kad aš ateinu vieną kartą, aš sutvarkau, tarkim, spintą kažką sudėlioju, bet po mėnesio viskas tas pasimiršta, ką aš dariau. Dėl to labai svarbu išmokyti bazinių kažkokių dalykų, elementų kiekvieną moterį, kad jinai žinotų, kaip man pačiai jaustis geriausia savo versija. Mes visgi galime užbaigti tuo, kad tas, kas specialistui atrodo elementaru ir savaime suprantama, paprastam žmogui tai yra nežinom, tiesiog nežinom. Kartais tai reikia žinoti. Ačiū labai. Ačiū tau labai. Ačiū už tai, ką darai, ačiū už tai, ką kuri, ačiū, kad darai moteris gražias ir nuo to jos labiau savim pasitikė ir skleidžia tą gėrį ir grožį. Ačiū ir tau. Mes toks geras tandemas, žinai, kur tu visą kūną, o aš visą nuo vidurio iki apačios, o aš viršų. Taip, ir abudu dalykai labai svarbus. Be jų moteris nebus pilna, kaip sakyti, pilna balansė. Taip.